Labadiena, mano vardas Rytis, esu įmonės Plumbera direktorius. Mes dirbame ir parduodame šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangas. Šiandien jums noriu pristatyti šį naujausią vokišką Viessmann One-Base šilumos siurblį, supažindinti su montavimo ypatumais ir įsirengimo problemomis. Tai pirma informacija naujakuriams, kurie domisi šilumos siurbliais, nežino nuo ko pradėti, kaip įsirinkti ir svajoja juos įsirengti. Visų pirma, ką jums reikia padaryti, tai susirasti tinkamą rangovą, kuris tikrai žinotų, ką daro, sugebėtų įrengti, sumontuoti ir su visomis garantijomis paleisti šilumos siurblį. Automatiškai kils klausimas, kaip tai padaryti, nes rinkoje yra labai daug pasiūlymų. Tai jums reikia pateikti pastatų brėžinį, įvardinti energetinę klasę, padaryti keletą katilinės nuotraukų, apsispręsti, kur bus išorinis įrenginys ir įvardinti savo karšto vandens vartojimo įpročius. Su tokia informacija, ją gavus ir peržiūrėjus, galima jau pateikti keletą pasiūlymų skirtingomis kainomis ir skirtingų lygių ir aptarti biudžetą. Specialistai sugeba parinkti, išanalizuoti kelių skirtingų rūšių įrangas ir pateikti jums tinkamiausią variantą. Noriu pabrėžti, kad nėra vieno teisingų variantų, nes kiekvienas namas yra skirtingas ir kiekvieno vartotojo elgsena yra skirtinga, todėl vieno vienintelio varianto unikalaus visiems tikrai nėra. Dažniausiai 50% vartotojų įsigyja pigiausias įrangas. Ir įsikėlę į namus po kelių metų susiduria su tam tikromis eksploatacinėmis išlaidomis, galbūt reikia kažką permontuoti ir tik tada susimąsto, kad galėjau kažką kitaip padaryti. Bet jau būna vėlu. Dėl tokių dalykų rinkoje atsiranda nekokybiškai įrengtų sistemų ir tas mažina pasitenkinimą šilumos siurblių ar rekuperacinių sistemų technologijomis. Geras rangovas turėtų ne tik sumontuoti ir paleisti šilumos siurblį, bet taip pat integruoti jį į likusią namų inžineriją. O dažniausiai pasigirsta, kad aš kažko nedariau, reikia papildomų žmonių, ar kažką blogai santechnikas padarė. Na, nuo tokių bėkite kuo toliau. Mano darbo patirtis inžinerijos srityje yra virš 20 metų. Todėl aš galiu sau drąsiai leisti analizuoti, vertinti ir patarti dėl naujų produktų. Tai kągi mes šiandien sumontavome ir kodėl būtent taip. Priešais jūs yra visiškai nesudėtinga hidraulinė katilinė. Čia yra tik tai pačios reikalingiausios medžiagos, tokios kaip apsaugos grupės, magnetinis filtras, recirkuliacinis siurbliukas ir šildymo sistema prijungta tiesiai prie grindinio šildymo kolektoriaus. Tokia sistema yra pati populiariausia dėl to, kad yra integruotas boileris, taupomos medžiagos, taupoma vieta techninėje patalpoje, nėra papildomos buferinės talpos. Na, įprastai buferinės talpos mums labai reikia ir šioje vietoje sužiba šis naujesnis Viessmann One-Base katilas, kurio viduje jau yra integruota nedidelė buferinė talpa. Tuoj pademonstruosiu. Dėl naujos katilo konstrukcijos lengvai prieinama prie vidinių įrenginių ir čia matome naują pasitvirtinusią technologiją su aktyviai veikiančia pavara, kuri dirba karšto vandens ruošimo rate, šildymo arba buferinės talpos, tokiu būdu užtikrindama tinkamą srautą šildymo sistemai. Taip pat apačioje turime integruotą 180 litrų boilerį ir prisijungimus iš vakuumavimui prie šildymo sistemos. Na, o ekrane galime matyti šalčio apytakos ratų veikimą ir tokiu būdu servisui lengviau diagnozuoti, ar sistema dirba tvarkingai, tinkamą mum paleidimo metu ir panašiai. Apie vamzdžių montavimą šį kartą neįsiplėsiu, bet papasakosiu apie šalčio apytakos ratą svarbą ir pateiksiu tikslesnius duomenis, kodėl būtent specialistas turi atlikti montavimo darbus, o ne savamokslis montuotojas. Svarbu pabrėžti, kad darbus atlikti galima tiek vasarą, tiek žiemą. Tiesiog žiemos metu montavimo metodika yra šiek tiek kitokia, užtrunka ilgiau laiko ir automatiškai kainuoja daugiau. Aš tikrai žinau, kad daugelis montuotojų rinkoje nedaro sandarumo testų, ne iki galo išvakuumuoja šalčio apytakos ratą, nematuoja superheat ar supercooling procesų, nes nesupranta, kaip tai daryti arba kam jie reikalingi. O galų gale ir nebegrįžta į sistemų aptarnavimą, dėl to jiem nėra aktualu, kiek jums kainuoja šio katilo eksploatacija. Mes šiuo atveju labai skrupulingai atliekame visus procesus. Atliekame sandarumo testą, su specialiai išmania įranga išvakuumuojame šalčio apytakos ratą, ištraukiame drėgmę iki gamintojų nurodytų normatyvų. Taip pat paleidimo metu ir aptarnavimu tikriname, ar tikrai užtenka sistemoje freono, kad galėtume įspausti aukščiausių lygių efektyvumą. Nes net ir patys geriausi katilai dirbs prastai, jeigu bus nekruopščiai sumontuoti.
Turėdami tokią informaciją galime pasidalinti su klientu ir visada žinome, kad viskas atlikta teisingai ir galime suteikti garantijas. Šis katilas pasižymi atnaujintų net 20% efektyvesniu spiraliniu kompresoriumi, po kuriuo yra gamykliškai sumontuoti garso vibro amortizatoriai. Atnaujintas naujoviškas korpusas ir ventiliatorius lauke skleidžia tik 50 dB triukšmo lygį, kas yra stulbinantis rezultatas. Taip pat išorinio bloko dugne yra integruotas šildomas kabelis, bei standartinėje komplektacijoje jau įeina drenažo šlangas su šildymu. Tas leidžia lauke susikaupusį kondensatą nuvesti tiesiai į trapuką arba toliau nuo šilumos siurblio dugno. Dar atskirai galima įsigyti spec uždangą, kuri visiškai paslepia apatinę įrangos dalį ir labai estetiškai susilieja su pastatu. Šiame OneBase katile yra integruotas Wi-Fi valdymas ir taip pat išmanus ranka liečiamas ekranas, kuriame galima valdyti visas svarbiausias funkcijas, tokias kaip šildymo sistemos kreivį, karšto vandens temperatūra, karšto vandens recirkuliacijos siurbliuko programos laikai, taip pat yra automatinė higienos funkcija, kad boileryje nesusikauptų bakterijos ir taip toliau. Dėl patogumo įdiegėme aukšto efektyvumo entalpinį rekuperatorių Vituvent, kuris ne tik žiemos metu grąžina drėgmę į namus, bet ir valdomas per tą pačią aplikaciją. Klientui valdyti savo šildymo vėdinimo įrangą yra labai patogu. Ir renkantis tokio lygio įrangą yra tikrai svarbus pasirinkimas. Programėlėje galite matyti savo įrenginių elektros suvartojimą. Pavyzdžiui, šis katilas kovo mėnesį įšalusiame name iš 300 kWh elektros energijos pagamino net 1600 kWh šiluminės energijos. Su Viessmann dirbame jau daug metų. Šis gamintojas pasaulinėje rinkoje yra įsitvirtinęs virš 100 metų. Gamina moderniausias švok sistemas. Mes su jais bendradarbiaujame ne tik dėl to, kad jie sugeba mums patiekti įvairaus lygio ir kainų produktus, bet ir dėl to, kad jie gamina papildomus hidraulinius elementus skirtus sudėtingesnių lygių hidraulinėms schemoms išpildyti ir prijungti prie išmanių namų. Dėl teisingos įrangos parinkimo ir techniškai išpildytos namo inžinerijos kviečiu pasikonsultuoti su mumis. Mes tikrai rasime teisingus, tvarius ir laiku patikrintus sprendimus, kurie tinkamai tarnaus jūsų poreikiams. O jeigu pasirinksite mūsų montavimą, galėsime atlikti jums aptarnavimus ir neturėsite jokių problemų su švok sistemomis.